Kaip manote, kas čia per daiktas yra? Nu tai čia dronas turbūt. O kaip manote, kam skirtas? Gal kokiam kariniam operacijom vykdyti? Ne kariniam, čia yra žemės ūkiui skirtas dronas. Ūkininkam. Kaip manote, ar ūkininkai turėtų naudoti tokias naujausias technologijas savo veikloje? Manau, kad taip. Ūkininkai irgi turi tada tas jau naujausias technologijas įsisavinti. Jo, viskas automatiškai, ta prasme, ūkininkui tik tai sėdėti atsilošus ir stebėti, kaip dronas dirba. Jisai pakyla iš tos pačios vietos ir grįžta. Taip, viskas automatiškai, absoliučiai. Bet kokiam dronui yra programėlė tokia per žemę važiuoti? Laukam parkšti. Dronas. O, iš kur žinot? Gal ūkininkas? Ne, tiesiog internete mačiau. Gamtos negadina. Jo, gamtos negadina. Taip, ekologiškiau, ar ne? Jo. Nu, jeigu jiem palengvina darbą, tai tikrai manau, kad jo. Tikrai jo, nes atrodys kažkaip gal naujoviškai, mažiau žmonių gal matys, kad viskas automatiškai vyksta. Ale dronas didelis būtų, bet aš nežinau, gal žmogui paskraidinti. Jeigu jie patys labai išmanūs ir mano, kad išmanios technologijos duoda kažką gero, sutaupo laiko, pavyzdžiui, manau, kad jo. Šiaip tai kodėl įdomu būtų, gal ką žinau, jeigu sakyti tiesiog neįprasta. Trąšoms tręšti jau. Gera alternatyva, didelį plotą apimtų, bet aš spėju, mes dar esam pratę truputį prie traktorių važinėjančių. Jeigu, tarkim, važiuotum ir matai, kad dronas skrido, tai toksai jau wow, įspūdis susidaro, kad... Ateitis atėjo šiandien. Ateitis jau atėjo, atrodo. Gamintojas rimtas, o kas čia pats tas gamintojas ir sugalvos, ar čia, tarkim, bazė DJI ta? Ne, čia yra visiškai gamintojo DJI numeris 1 pasaulyje dronų gamintojas. Tai kaip atrodo, kažkokius krovinius gabenti ar kaip DPD kelių kilogramų? Tai žinoma geriau. Čia kas be ko, nes ta prasme maršrutas, ta prasme tengi pagal koordinatės arba pagal ką jis užprogramuotas, turi savo plotį kur kas paprasčiau būtų.